Komunikuojant socialiniuose tinkluose, keliant turinį video ar Reels, Instagrame, Facebook'e, YouTube kanale, rekomenduojama yra užsklanda su antrašte. Dėl aiškumo sekėjams, dėl aiškumo tiksliniai auditorijai, o svarbiausia, naujiems žmonėms, kurie gali būti mūsų sekėjai, kurie gali būti potencialūs mūsų klientai. Kodėl? Jeigu pas mus ateina naujas žmogus į mūsų paskyrą, mato turinio tinklelį, daug turinio ir be antraščių, kur, tarkim, yra tik tais kažkokios tai nuotraukos asmeninės ar gamtos vaizdai ar šiaip abstrakčios. Ir jeigu žmogus ieško konkrečios informacijos, jis neturi laiko spausti ant kiekvieno ten Reelso ar ant kiekvieno ten video, kad pasižiūrėtų, ar ten jam skirta informacija, ar jis būtent ras tai, ko jis ieško. Jis tiesiog eina toliau ieškoti, ko jam reikia. Kadangi ant mūsų turinio nėra viršelio su antrašte, tai galbūt pas mus ir yra pasidalintam poste tas turinys, kuris išspręstų tam žmogui jo reikalingą klausimą ar norą ar problemą. Ir kadangi nėra ten tos antraštės, mes negalim tam žmogui pagelbėti. Su antrašte žmogus žino, ką gali pas mus rasti ir jis tiesiog spaudžia, arba jeigu jam netinka mūsų pasiūlymas, jis eina toliau ieškoti informacijos. Tai aš dabar parodysiu keletą pavyzdžių, būtent Facebook'e ir Instagrame, kaip tai atrodo. Pavyzdžiui, Facebook'e aš pasiėmiau Eric Worre, čia iš mano temos tinklinio marketingo. Ir dabar pasižiūrėjus ant jo visų vaizdo įrašų, ant Reelsų, visur yra pavadinimas, ką aš galiu rasti atsivertus, paspaudus ant šio Reelso, kokią informaciją aš galiu čia rasti. O dabar įsivaizduokit, čia yra be galo daug tų Reelsų ir aš kiekvieną žiūrėti ir galbūt tikėtis, kad kažkuriam tai atrasiu tai, ko man reikia, tai absurdo teatras. Tai tiesiog tam ir yra reikalinga tas būtent ta antraštė ir tas viršelis. Viršelį galima pasirinkti bet kokį. Aš dabar pabandysiu paspausti, tarkim, čia yra viršelis ir antraštė, o turinys tai yra paprastas Reelsas. Hey there, everybody. Eric Worre here. Jis tiesiog kalba. Bet tą užsklandą jis padaręs su savo nuotrauka ir su užrašu. Toliau galim eiti ir pasižiūrėti Instagrame. Aš Indrę Širkienę seku, irgi tiesiog jos irgi tinklelis. Matot, aš paspausiu Reelsai, Yra kai kurie Reelsai be užsklandų, tiesiog iš karto jinai kalba, o yra, pavyzdžiui, su užsklandom ir su antrašte ir iš karto matosi, koks yra skirtumas. Aišku, čia galbūt ir užsklandos intriguojanti, antraštė gal sužaidė, bet šiaip jau aš, pavyzdžiui, atidarius jos šitą visą tinklelį, aš perskaičius antraštės žinočiau, ką man spausti, ar man iš vis čia neužsibūti. Ir pavyzdžiui, kokia didelė antraštė, ir iš karto matosi, ir kalbėti į kamerą yra baisu. Pasižiūrim, kiek yra peržiūrų. 30 000 virš. Tai toksai mano pastebėjimas. Ir tiesiog dabar mes galim eiti į Canva ir pabandyti sukurti savo užsklandas. Tai, pavyzdžiui, Instagrame, kadangi mes dalinamės, aš bent jau iš Instagramo dalinuosi ir Facebook'e iš karto man pasidalina, tai formą imu Instagram istoriją ir tiesiog keliu. Galbūt, jeigu noriu, kad būtų mano nuotrauka, žmonėms maloniau atsiversti, galbūt, kai yra asmeninė nuotrauka, aš tiesiog įkeliu savo nuotrauką.
įkeliu savo nuotrauką. Ja išdidinu pagal išmatavimus, taip, kad nebūtų galbūt tokia ryški, galima ją ir padaryti netokią ryškę, skaidrumas va iki kokių. Gali būti ir taip. Na ir tada dedam tekstą. Parašom, o buvo taip. Ir be abejo, čia pakeičiam teksto spalvą. Teksto spalvą, tada einu į efektus. Efektai, va čia va yra galima išbandyti, kad būtų. Va, galima išbandyti įvairiausius. Ir pasirinkti, netgi galima pasirinkti, kad pastoviai būtų tas pats. Čia va dar net story galima pastorinti. Ir storio spalva galima. Na, čia fantazijos reikalas. Ir tarkim, jeigu mes turim strategiją, kada, kuriomis dienomis, ką mes keliam, kokį turinį, tai tiesiog, kad būtų mums lengva, greitai ir paprasta, susikuriam dar panašių tų užsklandų ir jas dedam ant mūsų reelso. Taip, atlikta. Kadangi aš su Canva dirbu telefone, tai vat dabar įeinu į savo Canva telefone ir parsisiunčiu tą užsklandą su antrašte į savo telefono galeriją. Ir einu į Instagram, pasirenku video, kurį noriu publikuoti reelse ir dabar paspaudžiu mėlyną juostą įdėti užsklandą. Ir vat įdėjau tą užsklandą, tada reikia pasižiūrėti, ar viskas bus per centrą ir dalintis. Tai mes imam tiesiog įrašas. Aš panaudosiu sukurti paveiksliukai dirbtinio intelekto. Taks. Pasaką irgi sukūrė dirbtinis intelektas pagal mano duotą, tiksliau sakant, dirbtinio intelekto sukurtą tekstą. Taip, čia toliau galima pasirinkti foną, kadangi čia jau labai spalvingas tas pati nuotrauka spalvinga, tai ne, šita nepatinka. Peizažai, raštai, perėjimai. Ir dabar aš uždėsiu tekstą, antraštę. Kokiu tikslu naudoju dirbtinį intelektą. Na, aš taip įsivaizduoju, kad
tokia antraštė, iš karto bus aišku, apie ką mano bus turinys, apie ką bus mano tekstas, kokiu tikslu naudoju dirbtinį intelektą. Kam tai įdomu, iš karto atsivers mano turinį ir skaitys. Jei patiks, galbūt toliau mane seks, o jei nepatiks, tai sakys, ai, čia kokias nesąmonės rašinėja, einu toliau ieškoti kažko naudingo. Dedam tas antraštės, tai gali būti aišku, ta antraštė gali būti ir ant pačios nuotraukos užeiti. Čia jau fantazijos reikalas, bet kad būtų suprantama, konkretu ir aišku, kaip sako, labai daug visokių triukų yra, žmonės ten prigalvoja, na aišku, prigalvoja dėl to, kad galvoja, kad su kažkokiais tai didesniais triukais ten savo turinį įkelsi, tuo sekėjams ten bus, kaip pasakyti, daugiau naudos. Bet iš tiesų, jeigu mes keliam turinį, kuris suteikia informaciją, kuris kažko moko, kuris kažko tai duoda žmogui kažkokią tai vertę ar naudą, tai jam reikia konkrečiai, tiksliai ir aiškiai, kaip pasikartosiu, neverskim savo sekėjų dirbti. Jis turi matyti didelėm raidėm, aišku, suformuluotą dalyką, ką jisai ras atėjęs pas mus į paskyras. O ten, kuriems reikia kažkokių tai pramogų, atsipalaidavimo, ar ten trali-vali festivalį, tai vat ten reikalingi visokie triukai. Tarkim, montavimo triukai, kur ten žmonės, kurie klipinio mąstymo, vat jiems reikia visokių navarotų. O jeigu paprastai ir aiškiai, trumpai ir aiškiai, tai, na, ir tekstas turi būti aiškus. Dabar mes dar pakeičiam spalvą pagal šitą nuotrauką. Va, kaip suderinta, ne? Va, kaip suderinta. Va. Viskas. Taip pat galima iš karto pasiruošti, pridėti puslapį, pasiruošti, tarkim, 10 savo nuotraukų su antraštėm ir turėti pasiruošus ir naudoti, kada reikia. Tai vėlgi spaudžiam dalintis ir atsisiųsti ir PNG, kaip ir minėjau anksčiau, atsisiunčiam, pasižymim tą puslapį, kurį mes atsiverčiam ir kurį mes norim parsisiųsti. Nes jeigu mes būsim pasidarę 10 puslapių, tai paspausim iš karto atliktą, tai visus 10 mums ir atsiūs. Na, aišku, mes tada galerijoje pas save galim saugotis ir įkelti kiekvieną, tarkim, dieną, ką mes ten numatę pagal savo planavimą, turinio kėlimo planavimą. Bet jeigu saugom čia kalboje, tai tiesiog pasižymim tą vieną paveiksliuką ir spaudžiam atliktą. Taigi neiškenčiau nepasidalinu šiuo paveiksliuku, tai pas dirbtinį intelektą paklausiau, kokiu tikslu naudoju dirbtinį intelektą. Na ir atsakymas buvo labai išsamus. Todėl aš jį tiesiog nukopijavau ir įkėliau į savo Facebook grupę. Aišku, tekstas, kai nukopijuoji ir įkeli, būna labai toks, kaip aš sakau, paklodė. Ir tokį tekstą labai sunku skaityti, todėl visą laiką rekomenduojama jį padaryti pastraipomis, kad būtų tarpai tarp to teksto. Ir, na va, įkėliau ir nuotrauką. Ir dabar tvarkau tą tekstą. Tai aišku, tai užtruko ilgiau, aš čia nefilmavau visko, žodžiu, iškirpau, bet kada viską sutvarkiau, aišku, priekyje parašiau, kad šis turinys yra sukurtas dirbtinio intelekto, nes apskritai sako, kad reikia pažymėti, jeigu naudojam dirbtinį intelektą. Na ir pasidalinau aš šiuo turiniu, aprašau, kas gavosi. Tai tiek apie Facebook.
Na, arba dabar aš turiu sukurti užsklandą būtent šiam video ir pas mane yra jau pradėta kurti. Va, pas mane yra pradėta kurti ir čia yra, vat, kiek, žodžiu, iš eilės. Bet aš dabar tiesiog, vat, imu tą pirmąjį ir kadangi čia bus užsklanda su antrašte, tai aš tiesiog ją pakoreguoju. Kas nereikalinga pašalinu. Na, kad būtų galbūt biškį spalvingiau. Uždėsim logo Instagram. Čia kažkokį tai, na, tarkim šitą, ar ne, kad nebūtų labai jau čia didelis. Instagram, tai automatiškai Instagramo ir spalvos yra kitos. Kažkokios šviesios Felicitavos. Ir Facebook. Ne, va šita galbūt geresnė. Šitą mes ištrinsim. Jau šitą ženkliuką pažįsta ir šitą ženkliuką visi pažįsta. Žodžiu, nors atvirai, tai čia mes viską kūrėme būtent dėl socialinių tinklų. Viskas yra online režimo veiklos įrankiai. Na va, viskas. 10 pamoka užsklanda su antrašte. Man reikia įeiti į savo telefoną ir pataisyti raides. Viskas yra užsklanda su antrašte. Ir dabar dalintis, atsisiųsti. Ir kadangi čia va net 17 puslapių, tai aš pasirenku pirmąjį. Ir čia vėl atkreipdėmėsi, kažkodėl iškrenta PDF, bet man reikia JPG. Na ir parsisiunčiu.